Sveiki, chebryte, dėkui labai, kad mus palaikot, sekat, jeigu dar nesekat, būtinai pasekit, būtinai palaikinkit video ir pakomentuokit. Ir prašykit kvapukų. Taip mus palaikydami. Čia Rimukas per anksti apie kvapukus išdavė, prieš kelias serijas 10 žmonių dovanojom kvapukus, bet buvo žymiai daugiau norinčių, tai turiu ir dabar. Va, mūsų kvapukai, tai jeigu norit, pakomentuokit ir išrinksim kažkokiu būdu dar 10 sekėjų, kuriem padovanosim. O šiandien aš norėčiau pakalbėti apie platformas, per kurias mes parduodam, nes dažnai susilaukiu daug klausimų, ar apsimoka vienoje ir kitoje platformoje pardavinėti. Tai šiandien trumpai norėčiau jas visas apžvelgti. Ir pradėsim turbūt nuo mūsų kol kas didžiausio internetinio pardavimų kanalo, tai yra rrr.lt arba kitaip Ovoko. Tai jau kaip ir minėjau, kol kas vis dar tai yra didžiausias internetinis mūsų kanalas. Ir iš tikrųjų man labai keista, kad dar yra šrotininkų, kurie nesinaudoja jų paslaugomis, nes tikrai atidaro labai daug galimybių, daug Europos šalių ir tie pardavimai tikrai labai neblogai eina, plus tu gali nebūtinai parduoti per juos, jeigu tai yra Lietuvoje, tavo mieste, žmogus susiranda tą dalį, jisai atvažiuoja į vietą pas tave ir ją nusiperka. Ir tik tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad aš su jais nedirbu kaip jų reklamuotoja, nes dažnai susilaukiu tokių pasakymų, aš RRR nereklamuoju, o jeigu kažkur kažką apie juos girdit mano turinyje, tai yra tik dėl to, kad mes dirbam su jais, dirbam per juos ir pakankamai smarkiai dirbam. Todėl ir girdit šnekas apie šią įmonę. Bet galėtų čia būti vietos reklamai? Čia galėtų būti vietos RRR brangiai reklamai, bet šiuo metu jos dar nėra. Tai va, tai kalbant apie RRR, jau kaip minėjau, tai yra tikrai didžiausias kanalas mūsų, kas su jais yra gerai, lyginant su kitais, kad jie įsikiša tarp pardavėjo ir tarp pirkėjo ir jeigu yra kažkokie tai nesutarimai, tai RRR tikrai deda pakankamai daug pastangų, norėdamas visą tai išspręsti ir kiek mums teko susidurti su visokiom ten aferizmo situacijom, tai dažniausiai viskas baigėsi gerai. Kitas dalykas geras RRR yra tas, kad yra pakankamai sudėtinga gauti baną, kai tarkim eBay'ui ten gali būti bet kada užblokuotas ir neaišku kodėl. Tai su RRR šitoj vietoj viskas yra sudėtingiau būti užbanintam, bet mes esam perfekcionistai ir mes sugebėjom būti užbaninti. Ir buvo tokia istorija prieš jau gal 3 kokius metus. Mes tuo metu susirinkdavom panaudotas dalių dėžes iš visokių servisų, tiesiog sukraudavom į vieną krūvą ir į tas dėžes paskui pakuodavom. Nu ir vieną eilinę dieną supakavom, išsiuntėm siuntas ir po kelių dienų mūsų RRR akauntas užblokuojamas. Ta prasme, sandėlį mes matom, bet prekyboje nėra nei vieno mūsų skelbimo. Pradėjom aiškintis, kame yra bėda. Tai pasirodo, kad viena iš tų dėžių, į kurią įdėjo prekę, kuri atkeliavo iš kito serviso, jinai buvo aprašinėta ten visokiais negražiais keiksmažodžiais, rusiškais, aš negaliu YouTube jų cituoti. Įmonės, iš kurios gavom tą dėžę, neišduosiu irgi, nes pasirodo nemandagus darbuotojai dirba. Ten visokių hieroglifų, paveikslėlių buvo irgi gražių. Paveikslėlių buvo ir žodžių visko. Labai graži dėžė. Kolega supakavo ją, padėjo į lentyną, kur mes dedam siuntas, iš kurios vietos pasiima kurjeriai. O ta siunta pragulėjo pusę dienos, nieks nepastebėjo jokių užrašų ir pasirodo, iškeliavo ir tiesiog kurjeriai dėl tų užrašų ją sustabdė. Ir viskas baigėsi tuom, kad tada RRR'as mums sako, va, jūs tokį ir tokį siuntą išsiuntėt. Mes sakom, negali būti, mes čia tokie šventi ir faini, mes negalėjom. Ir jie mums atsiunčia nuotrauką tos dėžės ir
Su visais ženklais, hieroglifais Taip, ir su visais žodžiais. ženklais. Ir mes tada sakom, čia ne mūsų dėžė, mes atidavėm gražią dėžę be užrašų. Ir tada jie išsitraukė iš sistemos fotkę, kurią mes patys įkėlėm, nes kolega supakavo, nufotkino ir tą fotkę įkėlė prisimtos į RRR. Ir jo, jinai buvo tokia nuo pat pradžio aprašinėta su negražiais žodžiais. Tai žodžiu, kurjeriai ją sustabdė, perpakavo ir tada tik nusintė toliau. Ir už tai mes gavom baną. 3 dienas mes labai prašėm mus atbaninti, žadėjom, kad tai nepasikartos. Mus atbanino ir kol kas tai nepasikartojo. Tai va, žinokit, kas nesat susidūręs, tai tikrai įmanoma būti užbanintam. Toliau apie RRR kalbant, gal yra tokia jų kaip ir naujovė, jau nebe naujovė, kurią mes nesinaudojam, tai galbūt kolegos komentaruose daugiau papasakos. Tai yra jų sandėlys Prancūzijoje. Tai reiškia, kad mes ardytojai galim kažkokią dalį savo dalių nuvežti į jų sandėlį ir jie tiesiai iš jo į Prancūziją parduoda, nes pakankamai daug pardavimų yra į Prancūziją. Mes kol kas to neišbandėm, nes truputį baisu buvo dalį savo sandėlio, kuris pas mus šiaip nėra baisiai didelis. Tai buvo truputį baisu dalį sandėlį išvežti į Prancūziją, nes mes turim tikrai daug pardavimų Lietuvoje, bet mastom gal reikėtų pabandyti, tai vat kolegos galbūt kažkas jau esat pabandę, tai pasidalinkit komentaruose, kaip jums sekasi, ar tai apsimoka. Tai galvoju, galima apžvelgti šiek tiek RRR statistikos ir aš įdėsiu screenshotus, kaip jūs matytumėt. Tai įdėsiu pirmą gal, aišku, viskas be skaičiukų, kad nežinotumėt mūsų apyvartų, bet esmė pirmame galima pamatyti, pilki stulpeliai yra įdėtų dalių skaičius, o mėlyna linija pardavimų skaičius. Tai galit matyti, kaip koreliuoja keliamos dalys su pardavimais. Iš karto noriu atkreipti dėmesį, kad filmavimo diena yra birželio 1 dienos, tai todėl tokie maži yra pardavimai, tai į birželį nereikėtų kreipti dėmesio. Ir turbūt svarbu būtų parodyti pajamas pagal pardavimo kanalą. Tai čia irgi parodysiu, matot, mėlynai yra parduota per RRR, tamsiai žaliai per eBay'ų, šviesiai žaliai per Allegro. Tai vat matom, kad pas mus gegužės mėnesį nukrito, nes mus užbanino. Geltonai yra pardavimai vietoj, bet čia į juos nereaguokit, nes pas mus daug dalių nespėja dar nueiti iki RRR, kai jau būna parduotos, tai jos tiesiog čia programoje nėra įskaitytos. Ką čia jums dar įdomaus? Įdomu gal užsakymai pagal regioną, tai yra kiek parduodama šalies viduje, tai yra Lietuvoje ir kiek į kitas valstybės. Tai pas mus pakankamai daug yra šalies viduje, tai matau kovo mėnesį 34,8%, balandį 42,8%, gegužę 29,6%, birželį kol kas irgi auga. Tai kolegos, pakomentuokit, ar pas jūs panašios proporcijos, ar galbūt kažkaip kitaip pasiskirsto. Geriausiai parduodamos kategorijos. Tai aišku, pirmoji vietoje yra variklis, priekinis žibintas, veidrodis, turbina, katalizatorius. Ir mano nuomonė yra tai vien todėl, kad tiesiog tai yra brangiausias dalis ir sudaro didžiausią pajamų dalį. Automobiliai, nuo kurių geriausiai parduodamos dalis, tai pas mus yra, kol kas šiam pirmas patenka, nes ką tik įkėlėm, tai aišku, nuo jo dabar daug parduodama, o šiaip Q7 senos buvo, A8 buvo Q5, Tauregas Transporteris, bet jau į nei vieną iš šių automobilių aš nebesiorientuoju. Buvo laikai, kuomet mes, taip sakant, ant jų gyvenom, bet jie jau yra morališkai pasenę. Dalių grąžinimas, tai dabar mes patenkam į normas 3,95%, tai aš skaitau, tai yra labai mažai, kaip elektroniniai prekybai. Dalių atšaukimas 0,44, tai čia kai klientas užsisako, tuo atšaukia dėl kažkokios priežasties.
ar ten neturi, ar sugadinta, ar dar ten kažkas atsitiko. RRR labai svarbu yra būti to pardavėjų, kad juo būti reikia atitikti reikalavimus pardavėjų to programos. Aš iš tikrųjų dabar mintinai net neatsimenu, kas ten kaip turi būti, bet žiūriu, pas mus viskas gerai, viską mes atitinkam. Grąžinimų nėra per daug, atšauktų užsakymų nėra per daug, vėluojančių siuntų nėra. Kartais pas mus atsiranda vėluojančių siuntų, bet dėja visa tai būna ne dėl mūsų kaltės, o dėl kurjerių. Tai apie RRR turbūt tiek. Svarbiausia, būkit to pardavėjais, nes tikrai jaučiasi, kaip veikia algoritmas, kai esi to pardavėjas ir kai nesi. Kita platforma, apie kurią reikėtų pakalbėti, tai yra eBay'us. Su juo viskas yra sudėtingiau. Jeigu dirbi su RRR, yra du variantai. Arba naudoji RRR dropshippingą ir tai yra jie parduoda tavo prekes, arba tu susikuri savo akauntą, tiesiog gali importuoti prekes iš RRR. Tai mes esam pasirinkę, dirbom ir su dropshippingu anksčiau, paskui pasidarėm savo akauntą, tai pasirinkom antrą variantą. Ir galiu pasakyti, kad iš tikrųjų reikia įdėti pastangų, visų pirma susikuriant akauntą, susireguliuojant ten visas siuntimo ir panašiai politikas, tikrai reikia žinių, tai tas procesas mums užtruko pakankamai ilgai, nes ieškojom, vis trūko kažkokių dokumentų, išsiaiškinti, ko trūksta, nėra taip paprasta. Tai šitoj vietoj yra įmonės, kurios padeda visą tai sutvarkyti, tai mano rekomendacija būtų turbūt pasikreipti tas įmonės, geriau sumokėti pinigėlius, bet nuo pat pradžių nedaryti klaidų ir viską pasidaryti žymiai greičiau. Tai iš tikrųjų, kai turi sandėlį RRR, gali jį importuoti į eBay'ų ir tą gali dviem būdais, arba masiškai gali visas prekes savo importuoti, arba gali po vieną. Mes esam pasirinkę variantą po vieną, nes labai dažnai kainos skiriasi kardinaliai ir turim pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, dalis pas mus kainavo RRR 40 eurų, mes ją pardavėm už 250, kainavo 10 eurų, pardavėm už 60, tai mes tiesiog šitoj vietoj skiriam laiką, stengiamės kurti kokybiškus skelbimus, peržiūrėti kainą, žodžiu, kiekvieną dalį analizuojam individualiai, žiūrim, ar ją iš vis verta kelti, ar neverta. Žodžiu, ir taip, mano nuomonė, tai yra geriau negu viską importuoti, nes taip po truputį kyla algoritmas, nes jis veikia taip, kad tu turi pastoviai po kažkokį kiekį dalių kelti. Geriau yra įkelti ten savaitę po 10 dalių, negu vieną dieną įkelti 70 ir paskui visą savaitę nieko nekelti. Tai manau, tas kėlimas po truputį žymiai geriau algoritmui visų pirma, visų antra, tu išsianalizuoji rinką ir kiekvieną prekę įsivertini ir gali parduoti maksimaliai brangiai ir maksimaliai kokybiškai. Tai su eBay'um yra viskas žymiai sudėtingiau, nes eBay'ui visiškai neįdomus yra pardavėjas. Jeigu yra kažkoks konfliktas su pirkėju, tai praktiškai visada pardavėjas bus kaltas. Komunikacija yra labai prasta, jeigu tau kažkas nesiseka, kažkas negerai su tavo akauntu, tam prisiskambinti, prisibelsti iki jų šansų yra labai mažai. Tai čia iš vienos pusės yra bonusas, kad galima parduoti brangiau, bet iš kitos pusės, kad yra daugiau skemo visokio, prastesnė komunikacija ir šiaip tų apgavysčių, sakyčiau, lyginant su RRR daugiau. Ir dar pastebėjom, kad žmonės, klientai yra žymiai sudėtingesni. Atrodo, kad per RRR žmonės perka tie, kurie nors kažką supranta automobiliai ir žino, ko jiem reikia, o bendraujant su eBay'us klientais, panašu, kad jie nelabai supranta, ko jiem reikia. Tai paskui gaunasi įvairūs nesusikalbėjimai, tu išsiunti detalę, jisai gauna, pasako, kad netokia ir tu lieki skameriu, nors jisai pats nežinojo, ką perka, nes nežinojo, ko jam reikia. Tai su eBay'um yra sudėtinga tai, kad tu bet kada gali būti užbanintas ir ne visada žinosi už ką. Mes kelis kartus jau esam užbaninti, buvom užbaninti.
Tai paskutinis kartas buvo, kai tiesiog atėjom ir tai į darbą ir pamatėm, kad visi mūsų skelbimai yra neaktyvūs, pradėjom aiškintis, kas atsitiko, nes jokio įspėjimo, kad kažką negerai darom, mes iš jų negavom. Ir po poros valandų mum atblokavo, tiesiog atblokavo. Ir kai mes pradėjom aiškintis, kas yra negerai, jie patys negalėjo atsakyti, kas buvo negerai, tiesiog mūsų atblokavo. Bet problema yra tame, kad jeigu tavo dalys yra sukeltos iš RRR, per baną jos eBay'ui įkrenta į Not Sold skiltį ir tada visa integracija sugriūna. Ta prasme, RRR rodo, kad dalys yra eBay'ui, bet iš tikrųjų tie skelbimai neaktyvūs. Ir tada belieka, žinot, ką daryti? Kelti savo 10, 50 ar 100 tūkstančių dalių iš naujo. Kalbant apie eBay'ų, mūsų pagrindinė šalis, pagrindinis akauntas yra Vokietijos, bet mes per eBay Mag esam pasijungę papildomai Italiją, Prancūziją, UK ir Ispaniją. Tai iš tikrųjų sekasi labai skirtingai ir mano turbūt gal esminis rodiklis, kurie žiūriu, tai yra konversija, tai yra procentas, kiek žmonių nuperka dalį iš tų visų, kurie ją pasižiūrėjo. Tai pas mus gaunasi Vokietijų konversija yra 1,6%, tai yra buvusi ir didesnė pas mus, žinau žmonių, pas kuriuos visada jinai yra didesnė, bet tai nėra blogas rezultatas, normalus. Pavadinkim taip, dabar šiek tiek krytė, bet kaip ir viskas normos ribose, viskas auga, peržiūros auga, tiesa mes esame įmetę apie 10 000 skelbimų į eBay'ų. Taip toliau pas mus yra Prancūzija, tai čia, žiūriu, dabar pakilo konversija, iš tikrųjų visada Vokietija buvo pirmoje vietoje, o Prancūzija 1,7. Tai irgi čia viskas labai neblogai, tik kol kas iš Prancūzijos ateina mažiau pinigėlių, bet vis tiek ateina. Toliau turim, kas čia pas mus, UK. Konversija maža, bet auganti, bet dabar yra 0,9. Šiaip keista, nes pakankamai, kai matai pardavimus, man atrodo visada, kad pakankamai daug į UK parduodam, bet pasirodo, ta konversija pakankamai maža ir pinigėlių čia irgi nėra tiek daug įkryta. Toliau pas mus, žiūriu, irgi užaugo Italija, 1,4%, tai irgi džiaugiuosi, tik dabar pamačiau iš tikrųjų, kad tie rodikliai yra užaugę, tai viskas fainai, o tie rodikliai priklauso nuo tavo kokybiško skelbimo, nuotraukų, jo aprašymo ir taip toliau. Ir paskutinė mūsų valstybė yra Ispanija, tai lygiai su UK 0,9 konversija. Tai žodžiu, pagrindiniai šiaip pinigai ateina iš Vokietijos akaunto. Nu, akauntas kaip ir vienas, nes padaryta per eBay Mag, bet yra skirtingi puslapiai. Per pagrindinį puslapį gali viską matyti. Bet, žodžiu, pinigėliai krenta iš visų 5 skirtingom sumom. Bet viskas sukrenta į vieną ir galutinė suma būna visai faina. Per eBay Mag, manau, irgi įdėsiu screenshotą, galima matyti, kokias šalis yra konkreti prekė įjungta, pardavimas kurioje šalyje. Šiuo metu mes tyrinėjam ir norim pasijungti Ameriką, truputį baisu buvo, kai ten visokios nesąmonės vyksta, bet visgi nusprendžiau, kad noriu pajungti ir Ameriką, tai pabandysim. Ir turiu tokią labai keistą norą, labai noriu Australiją. Tai jeigu kažkas parduodat į Australiją, tai būtinai pakomentuokit ir pasidalinkit, kaip jums sekas. Šiaip ir apie Ameriką irgi galite pasidalinti ir apskritai apie viską galite pasidalinti. Ir trečias mūsų kanalas yra Allegro. Iš tikrųjų, į Allegro iš vis nedėjau vilčių, mes jį pasidarėm irgi po truputį kėlėm dalis. Nu, ten parduodavom vieną kitą, bet visiškai nieko gero. Tuomet mes pasikreipėm į vieną įmonę, kuri mums padėjo su Allegro, sutvarkė mūsų akauntą
ir jie padėjo mums integruoti visas masiškai dalis iš RRR. Tai iš tikrųjų tą pačią dieną jau pradėjo kristi pirmi pardavimai. Lyginant su praeitų mėnesiu, tie pardavimai buvo išaugę 2x. Tai jeigu kažkas turit kažkokių problemų su Allegro ar neturit problemų, bet norit, kad viskas veiktų našiau, parašykit man, paliksiu čia savo Instagramą kažkur tai galite į mane pasikreipti, pasidalinsiu kontaktais žmonių, kurie jums tikrai gali pagelbėti šitoje situacijoje. Su Allegro pas mus irgi įvyko toks dalykas, kad mes ir Allegro gavom baną. Visai nesenai iš tikrųjų. Dėl ko aš irgi nežinau, gal Giedrius jau ir išsiaiškino, nes dabar viskas čia tvarkymo procese. Tai žodžiu, pasirodo, galima gauti baną ir Allegro, ir vėlgi integracija pas mus ten viskas sugriuvo ir viską darom iš naujo. Nu ir pabaigai dar šiek tiek statistikos. Dėl Allegro statistikos iš tikrųjų šiuo metu nelabai turiu ką pasidalinti, nes, kaip ir sakiau, buvom užbaninti ir dabar viską iš naujo tvarkomės. Tai viskas pas mus yra sugriuvę, tai kažko gero parodyti negaliu. Tai galbūt kažkada dar padarysiu seriją apie tai ir galėsiu su jumis pasidalinti. O jeigu jūs turit kažkokių klausimų, pastebėjimų, tai būtinai komentuokit, būtinai dalinkitės, būtinai klauskit, gal atsiras kažkokių minčių kitai serijai susijusiai šią temą. Svarbu gal dar paminėti, žinau, kad bus klausimų, per kur mes siunčiam. Tai pagrindė mes naudojamės Zipas Go paslaugomis. Kartais siunčiam per ekarą ir labai kartais siunčiam per Ovoko. Tai va, tai turbūt trumpai tiek, o dabar kviečiu gal pakibinti Sandrą. Tai nes Sandra pas mus yra atsakinga už eBay ir už Allegro, tai aš manau pakalbinkim ją. Sandra! Taip, klausau. Tai papasako, kas tau labiau patinka, eBay'us ar Allegro? Nebėjus. Kodėl? Su juo paprašiau. O tai, kad užbanina 100 kartų nieko tai tokio? Nieko tokio, taigi mokomės. Tai darbo turi, Aišku. pastoviai yra, ką kelti. Kažkaip nepergyvenu, kad žinai, nebus darbo. O šiaip tau nenobodus toks darbas? Ne, Patinka? šiaip jo patinka. Šilta, gera, nelyja ant galvos, nesninga. Kiek nedaug žmogui reikia iki laimės? Kas dar gero pas mus? Pas mus? Pas mus visko gero yra. Žiūrėk, ryte kavos atsigeriam, pasikalbam, tualetinio, tualetinio tai jo svarbiausia. Visko, ko reikia pas mus yra. Ir kolektyvas visas geras mūsų. Ir ypač direktorė. Ačiū. Ne, nereikia čia jau taip viešai. O kuo Allegro tau nepatinka? Kodėl mažiau patinka nei eBay'us? Su Allegro biškai sudėtingiau yra, nes tu turi konvertuoti iš eurus į lenkiškus zlotus, kad matytum tą skirtumą, kad už kiek dėt, kad apsimokėtų dėt. Tai tau nepatinka matematika? Nesakiau, kad nepatinka, bet, aišku, viskas tvarkoj su to Allegro, bet biškai yra sudėtingiau, nes vis tiek ten yra ne angliškai, o lenkiškai. Visas tas, kaip tu ten keli aprašymas apie mašinų detalės. Ir šiaip man, aišku, ir eBay'us puslapis labai lievas, bet Allegro dar lievesnis kažkoks tai. Realiai jo. Interfeisas puslapių kažkoks, ne kažką. Šiaip RRR'ui bonusas, kad jų tikrai viskas ten yra suprantamiausia ir normaliausia. Tai gerai, tai ačiū tau, Sandra. Nėra už ką. Ir einam dirbti toliau. Einam dirbti toliau. Tai aš norėjau pasakyti, iš kur mineralikės tiek gavo. Čia iš po savaitgalio liko? Ne, čia artėjančiam savaitgaliui. Ne, čia iš tikrųjų klientas atvažiavo dalių pirkti ir atvežė visą bloką. Tai žiauriai fainai. Ačiū. Niekad nesam dar gavę tokios dovanos bloko vandens. Bet aš esu dar girdėjęs, kad kažką dar gavai. Ką dar? Nežinau, rodyk, kas lepi. Gerai parodysiu, bet niekam neduosiu. Darbuotojams. Net ir mum neduosi? Jum duosiu. Pasisekė. Sekėjam neduosiu. Čia daug ką turim. Iš tikrųjų. Marškinėliai.
marškinėliai. Čia viskas yra Delfi. Labai geri dydžiai, mergaitiški M. Tai va tokie. Vienas Būsim L. visi mėlyni. Jo, ką čia dar gavom? Gertuvės. Gertuvės. Viena, antra. Mėlyna. Puodeliai. Čia beje irgi labai fainas klientas buvo, daug pinigų paliko. Ir dar dovanų gavo. Q7 dalis pirko, va, puodeliai. Ir dar dovanų. Šiaip žiauriai miela, kai klientai kažką tai atveža. Dar gertuvę. Dar puodeliai. O, ir pakavukai. Rimuk, tau tokie patinka. Rimukas vieną gaus. Ačiū. Ir žinau, kad tikrai klausit, ar mes parduodam, ar neparduodam per Rekarą, tai yra per Dalis LT. Tai jo, mes paskirą turim, o pardavimai čia yra atskira tema. Nelabai yra ką apie ją papasakoti. Tai va, tos platformos yra fainai, nes atveria kelius, bet iš kitos pusės jos labai daug sudaro kažkokių papildomų nervų ir darbų. Bet kokiu atveju reikia visur lysti ir viską daryti. Kur nesi gavus baną? Tai visur. O dabar, chebryte, mūsų jau beveik tradicinė rubrika apie aplinkosaugą. Einam vėl pakalbinsim aplinkosaugos specialistę Oksaną Sydorovą. Turime legalų šrotą su leidimais Lietuvoje, norime tokį šrotą atsidaryti Ispanijoje su kuo mažiau vargo ir dokumentacijos. Tikslas pirkti Ispanijoje nurašytus automobilius atliekas ir jas detalių arba pilnų automobilių formą gabenti į Lietuvą. Čia, kaip suprantu, noriu kažkokių patarimų, kaip lengviau visą tai padaryti. Situacija, sakyčiau, yra viena iš rimtesnių ir sudėtingesnių, nors gali būti verslai atrodyti, tai yra visiškai kaip geresnis variantas atliekoms gabenti arba tvarkymo proceso atveju. Norėčiau pabrėžti tą dalyką, kad tiek Ispanija, tiek visos kitos ES šalis yra reglamentavimas numatytas iš tos pačios įstatyminės bazės ES direktyvų ir reglamentų, kur tiesiog kiekvienoje šalyje atitinkamai yra įstatymai koreguojami pagal ES direktyvas ir reglamentus. Ir mes turim labai panašų, iš esmės, teisinės bazės, dėl ko negaliu nei pasiginčyti, ar tikrai Ispanijoje ar kitose ES šalyse gali būti lengvesnis leidimo gavimo procesas. Gal čia jau labiau žmogus žino praktiškai. Mes galim padaryti tik tai analizę ir įsivertinti teorinių lygmenių, nes leidimus neišduodam ir neruošiam kitoms šalims. Vadovaujamės tik Lietuvos įstatyminę bazę, kas liečia leidimo gavimo procesus, bet šiuo atveju, jeigu vis dėlto verslas norėtų atliekas surinkti kitose šalyse ir gabenti į Lietuvą automobilius, nesvarbu ar demontuotus, ar gabalais, ar visus pilnos komplektacijos, į Lietuvą, tai reiškia, jis paliečia ir prideda savo prie visų reikalavimų tarp valstybinio atliekų judėjimo procedūras. Šios procedūros nėra pigios ir nėra lengvos, kai mes pirmiausia turėtume identifikuoti, ką mes norim vežti. Ar tai pavojinga atlieka, kokį ji turi kodą pagal Bazelio konvencijas, ar tai yra žalio sąrašo kodas, ar nėra tai atliekai taikomas griežtesnis vežimo procesas. Nes vežimas atliekų visame pasaulyje yra sudėliotas į tam tikrus draudimus arba leidimus. Ir leidimas gali būti dvejopas. Labai paprasta tvarka, kai man nereikia prieš tai gauti atsakingų institucijų sutikimų, ir yra griežčiausia stadija, kai aš vežu dažniausiai pavojingas atliekas. Čia negalim konkretizuoti konkrečių atliekų kodų ir pavadinimų, nes kiekvienas atvejis atskirai tikrinamas. Ir jeigu man reikia pagal griežtą tvarką vežti atliekas į Lietuvą, aš turiu gauti prieš tai leidimą. Procesas ir gauti leidimą, tas visas procesas gali užtrukti nuo 4 iki 8 iki metų laikotarpio. Priklauso nuo to, kaip mes vešim. Kaip pavyzdys, vežat iš Ispanijos,
ir vežat sausumos būdu, tai reiškia transporto priemonėmis. Ta transporto priemonė, kuri veš šitas atliekas arba automobilį ir blogiausiu atveju, jeigu tai bus 16.01.04 su žvaigždute, vadinasi, be griežtos tos procedūrų tvarkos aš negalėsiu kitaip vežti tų atliekų, nežinant ir negavus atsakingų institucijų leidimo. Tai aš vešiu sausumos keliais. Aš kirsiu skirtingų ES šalis, vadinasi, prieš gaunant tą leidimą, aš turėsiu jį suderinti su Lietuva, kad jis sutiks importuoti į Lietuvą šitas atliekas, kad jį leis man tai padaryti. Tada su Ispanija, kad jį leis išvežti ir visos tranzitinės šalis, tų šalių atsakingos institucijos aplinkosaugos turi sutikti su tuo, kad jūs vešitas atliekas per jų teritoriją, sumokėsit kiekvieno šalyje vežimo valstybės rinkliavą, kad jūs vežat pavojingas atliekas. Valstybės rinkliavos gali būti labai skirtingos. Kiek žinau, šiai dienai per Lenkijos teritoriją jos irgi yra išaugusios. Ir tokiu būdu jūs įvežant į Lietuvą galite tvarkyti ir priimti tas atliekas. Čia yra oficialus ir legalus būdas tai daryti. Jis yra vienas iš, sakyčiau, brangesnių dėl to, kad jūs turite turėti ne tik taršos leidimą, bet ir tą leidimą importuoti atliekas į Lietuvą. O tas leidimas jau, kuris yra skirtas importui, jis yra terminuotas, jis yra tik 1 metams ir atitinkamam tonažui įvežti į Lietuvą. Ten yra banko garantai, ten yra draudimai visi ir tu gali apdrausti ne visą, tai reiškia, tu turi apdrausti kiekvieną krovinį, kurį tu veži. Tai reiškia, tu negalėsi vežti labai daug, arba jeigu tu nori vežti labai daug, tau reikės visą tą krovinį arba visas tas siuntas apdrausti civilinės atsakomybės draudimu ir gauti banko garantus. Tai čia yra gan brangi, sakyčiau, labai procedūra, neapkraunant papildomų specialistų. Tai reiškia, tas, kuris paruošia visą dokumentaciją, kad gauti tą leidimą, bet papildomai prisidės labai daug išlaidų dėl valstybės rinkliavų kiekvienoje šalyje, dėl banko garantų ir visų kitų niuansų. Tai situacija yra viena iš sudėtingiausių, sakyčiau. Aš iš tikrųjų atsimenu, prieš porą metų gal tau paskambinau šito klausimo, aš noriu vežti automobilius nurašytus ir tu mane tada labai nuliūdinai. Taip, dažniausiai. Viską papasakodama, aš nusprendžiau, kad nenoriu vežti ir gal norėčiau tokia mūsų šrotinė kalba truputį viską taip sustruktūruoti. Tai tu mane patikslink, ar teisingai suprantu. Jeigu yra tai tiesiog automobilis, aš importuoju, taip sakant, nesipairinu, viskas gerai. Jeigu aš išardau Ispanijai ir importuoju dalis, vėlgi, viskas čia yra tvarkoj, nes aš importuoju prekę dalis. Bet jeigu aš šroto kalba importuoju nurašytą automobilį, ten daužtą, kuris jau yra to į kilmės šalyje nurašytas, čia jau yra atlieka. Taip. Ir man tada šitoje vietoje kyla klausimas, sakai, yra 2 variantai, ten paprastesnis, sunkesnis, ar čia yra susijęs su tuom, kai automobilis nukenksmintas ir nenukenksmintas, ar nuo kažko kito priklauso? Jo, skirtumas yra, nes griežtesnis reglamentavimas yra pavojingų atliekų importui, eksportui, tarp valstybiniam judėjimui. Tai reiškia, visos atliekos, nesvarbu, ar tai būtų automobilis, ar tai būtų bet kokia kita pavojinga atlieka. Ji bus su žvaigždute, vadinasi, jai tikėtina vis tiek bus griežtesnis reglamentavimas. Jeigu tai yra jau nukenksminta atlieka, čia reikėtų vėlgi padaryti analizę pagal reglamentą, ar ji nepatenka į apribojimus jokius konkrečiai atliekų, nes gali būti pagal veiklas apribota, pavyzdžiui, ten specifinės atliekos. Ir visom tom specifinėm atliekom, nesvarbu, ar ji yra pavojinga ar nepavojinga ta atlieka, vis tiek jai tada galios griežta procedūra. Čia jau neatsakysiu 100% tikslumu, nes reikėtų tada gal identifikuoti. Bet pats dažniausiai nepavojingų atliekų jau judėjimas ES, pavyzdžiui, šalyse, jis yra ne tiek griežtas ir gali būti supaprastinta procedūra. Bet reikia dar atkreipti dėmesį, kad šis reglamentas nusako ne tik tai ES šalyse atliekų importui, eksportui, tarp valstybiniam judėjimui, apima ir kitas trečiasias šalis, apima ir visą pasaulio šalis. Iš esmės, jos tiesiog yra suskirstytos. Yra ES, yra EBPO šalis, kur įeina ne tik ES šalis, įeina ir visai kitos šalis, bet judėjimas kiekvienu atveju, kiekvienu atskiru scenarijumi mes stengiamės išanalizuoti atskirai. Individualiai viskas.
Manau, šitoj vietoj dabar, sakai, pradės komentuoti 10 metų Amerikos nurašytas vežam ir viskas gerai. Tai jo, kol kas viskas gerai, bet reikia būti atsargiais. Turbūt gali patikrinti ir tada gali turėti problemėlių su tuom. Taip. Ir nesvarbu, ar tu ardytojas, ar tu pardavimui, nes yra kur nurašytas veža pardavimui, tai realiai jie atlieka, atveža tik jie atstato Lietuvoje kažkokiu būdu ir... Taip, jo, reikia čia tų detalių labiau kiekvieną. Turėjom tokių praktinių atvejų, kai skambina iš Klaipėdoje areštuoto muito gautą krovinį ir verslas sako, aš esu importuotojas. Importavau iš Amerikos atgabentą, jau čia gaunasi ne keliais, o jūros keliu atgabentą krovinį. Aš atgabenau atlieką. Tai gaunasi aš kaip verslas arba aš kaip gyventojas, kaip aš galiu atlieką importuoti. Aš turiu būti jau atliekų tvarkytojas, turintis teisę įvežti tą atlieką. Vadinasi, aš čia jau turiu būti identifikuojamas kaip atliekų tvarkytojas, nes kitaip aš kaip gyventojas importuoti atliekų iš esmės man draudžiama. Dėl to muitinė tuos krovinius yra areštuoja ir nurodo, jūs pažeidėt tokius teisės aktus ir privalot šitą atlieką atiduoti atliekų tvarkytojams. Jūs neturite teisės jos priimti savo. Tada verslas skambina ir sako, ką man padaryti. Aš nieko neturiu. Aš neturiu leidimo ir aš norėjau ją imti savo, bet aš turiu ją atiduoti atliekų tvarkytojui. Tai tada ir patarimas jau ieškoti atliekų tvarkytojų, kuriam jūs galite NTP priimti ir kuris gali ir priimti, pavyzdžiui, jeigu tai yra automobilis. Nes labai panašiai ir gali būti daroma ir su elektronika, ir su kitom atliekom, kur gabena atrodytų, kad sakyčiau, kad padaro didžiausią klaidą, neidentifikuoja ir nesutikslina tiksliai, ką jie paima iš tų šalių. Tiesiog čia yra visai kitas gal tikslas, pirkimo, pardavimo, mainų, visai kiti tikslai. Bet mano patarimas tai būtų gal tiesiog atidžiau susipažinti su tais lydinčiais dokumentais, ką jūs perkate iš tų kitų šalių. Ar jūs perkate tikrai atlieką, ar jūs perkate automobilį. Nes su Didžiąja Britanija tas pats buvo labai dažnas atvejis. Muitinėje jis yra areštuojamas, jis tiesiog yra sulaikomas ir neatiduodamas tam importuotojo asmeniui. Dėl to, kad jis sako, aš tikrai buvau tikras, kad aš vežu prekę. Automobilis yra nurašytas ir yra nukenksmintas. Jis importavo nepavojingą atlieką, bet jis neturėjo tarp valstybinio atliekų judėjimo dokumento. Tai reiškia, jis neturėjo anekso. Kas yra aneksas? Tai yra, jeigu Lietuvoje mes turim gpaisinį tą lydraštį, jis galioja tik Lietuvos teritorijos mastu, daugiau niekur. Jis negalioja iš Lietuvos į Latviją, iš Lietuvos į Lenkiją ar kitas šalis. Bet jeigu mano atlieka jau kerta Lietuvos Respublikos sienas su kitom šalim, pas mane turi būti ne lydraštis, o aneksas. Čia valstybinis lydraštis, va taip galima pasakyti, ne gpaisinis, bet jau valstybinis, kuris žinoma vėliau nusės į mūsų informacinę sistemą. Ir dar noriu atkreipti dėmesį, kad tarp valstybinis atliekų judėjimas dabar va kaip tik yra ant piko pokyčio, tai yra dabar yra kuriama nauja platforma. Čia kviečiu gal tiesiog domėtis įstatyminę tą bazę, arba jeigu tam nėra laiko, dalyvauti mūsų nemokamuose seminaruose vieną kartą į ketvirtį, tai dabar antro ketvirčio kažkada jisai bus. Mes dalinamės naujovėmis, kas atsiranda įstatyminiai baziai, kas atsiranda mūsų valstybinėse institucijose, dalinamės praktiką ir pasakom apie tai, kad įsigalios kažkas dabar naujo bus tų pokyčių ir mes galėsim plačiau apie tai švietėjišką tokią veiklą darant, pranešti visuomenė, kad jie būtų informuoti apie tai, kad pasikeitė taip. Nes anksčiau tie aneksai irgi figuravo gpaise tam pačiam. Jie buvo vieno modulio dalis, o dabar jie iš ten visiškai išeis ir bus atskira programa ir ji jau bus, nes gpaisas yra Lietuvos sistema. O tas tarp valstybinio judėjimo nauja sistema jau bus pasaulio mastu. Tai reiškia, visai kitas procesas bus naujas. Aš dar noriu pasitikslinti. Tai tarkim, jeigu žmogus per neapdairumą įsivežė atlieką, tai reiškia ir jį prigavo, taip sakant, areštavo tą atlieką, tai jam reikia susirasti kažkokį ardytoją, kuris tiesiog jį nusipirks tą automobilį
išardys ir o kas žmogui, ar baudais kažkokią gauna, kaip jam čia viskas baigėsi? Čia priklausomai nuo tos situacijos, kuri susiklostė, pavyzdžiui, tam pačiam muite, nes gali būti ir informuojamas ir departamentas, kuris turėtų iš esmės taikyti sankciją tam asmeniui, nes muitinė atlieka, kiek žinom, teko bendrauti vėlgi su Klaipėdos muitinės dalimi, kada buvo tie kroviniai, pavyzdžiui, mūsų gal klientų, gal per apdairumą, nepasitikslino. Tai tada bendrauti, kaip tokiu atveju galima būtų išspręsti tą situaciją geriausių visom pusėm tinkamų būdų, kad ir nebūtų nusižengimo, kad ir būtų sutvarkyta tada tai atlieka, nes jį atvažiavo, reikia vėlgi suprasti tokius labai svarbius akcentus, kad verslas daro verslą, bet atlieka atvažiavo į Lietuvą ir verslas padaro žalą arba net ne žalą, jis vykdant verslą nori gauti naudą iš to, bet valstybės lygiu jis atvežė atlieką į Lietuvą, vadinasi, jis jau yra atsakingas už tos importuotos atliekos sutvarkymą. Mes žinom, kad jo tikslas yra ne į mišką išmesti tą atlieką, o tinkamai galbūt ten pataisyti, parduoti, kažką su ją padaryti, bet tas yra reglamentuota. Kai aš atvežu atlieką ir tai yra atlieka, aš galiu ją ir sutvarkyti, panaudoti kažkokiems, demontuoti, dalis parduoti. Aš įvykdau visas reglamentų ir direktyvų tikslus, nes ir iš direktyvų ateina tas tikslas ne užteršti pasaulį ir tą Lietuvą ir mūsų miškus, bet kiek galima daugiau atskirti tinkamų dalių ir mazgų, tam, kad gali būti pakartotinai panaudota, aš vykdau visus ir įstatymiškai nustatytas pareigas ir funkcijas. Ir kad kiek mažiau aš galėčiau perduoti ir kiek galima mažiau atliekų būtų šalinama sąvartynuose. Reiškia viso pasaulio tikslas ir taip pat ir verslas. Aš tikiu, kad jis tikrai ne iš blogos pusės tą daro. Bet įvežant į Lietuvą atlieką, jis patampa atsakingas už jos tolimesnį sutvarkymą. Vadinasi, jeigu tai yra transporto priemonė, jis gali ją toliau patvarkyti, parduoti ir sėkmingai vykdyti veiklą, o jeigu vis dėlto jis yra sulaikomas, skiriama bauda, tai tiesiog gali būti ir baudų dydis. Labai skirtingai, kaip už kiekvieną inspektorių negaliu atsakyti, bet yra teisinė bazė, kurią remiasi. Iš esmės ir institucijos turi teisę remtis ir nustatyti tą dydį. Muitinė daro savo darbą, inspektorius daro savo, o klientui ir su klientu bandom tas visas situacijas spręsti, sakyčiau, pirmiausiai reikia taikiu būdu arba geriausiai, mažiausiai nukenčiančių keliu spręsti variantą. Bet ir čia būtų patarimas visada žiūrėti vienu žingsniu ar keli žingsniais į priekį. Tai reiškia, prieš atliekant bet kokį veiksmą aš pasitarčiau. Pasiskambinčiau institucijas, specialistus, konsultacinės įmonės. Tikrai pirminės tos konsultacijos nei kainuoja, nei čia iš karto reikia kažką mokėti. Pirmas dalykas, kad valstybinės institucijos yra pagalbos institucijos, jos turi suteikti mums pagalbą arba kur paskaityti, ar kur daugiau sužinoti, jeigu mes norim vykdyti vieną kitą veiklą. Žinoma, jie jums ne paruoštų leidimų, jau paruošimas eina į kito lygmens institucijos, į verslus, bet verslui patarimas prieš bet kokį veiksmą padaryti analizę, tokį čekiną, ką aš turiu padaryti. Aš manau, kad šiai dienai su įvairiais IT sprendiniais mes tai galim padaryti ir patys savarankiškai, kai mums kyla jau klausimų, kreiptis tiesiog pagalbos. Tai čia mes vėl grįžtam į tą situaciją, kur įstatymų nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. O man kuo toliau į mišką, tuo daugiau klausimų. Tai, mėly sekėjai, savo visus klausimus galite rašyti komentaruose, o aš vis kviesiu Oksaną į svečius ir atsakinėsim, bandysim viską jums paaiškinti. Tai chebryte, ačiū labai jums, kad žiūrėjot. Jeigu nesekat dar, tai pasiekit, pakomentuokit ir palaikinkit. Jeigu norit kvapukų, primenu, parašykit, kad norit kvapuko, išrinksim 10 laimingųjų, kurie juos gaus. Ir dar kartą priminsiu, jeigu jums reikia kažkokios pagalbos su Allegro, parašykit man į Instagramą, paliksiu jį čia, jis yra aprašyme ir aš būtinai pasidalinsiu kontaktais žmonių, kurie jums padės. O dabar ate ir iki kito karto.